Sveiki, direktorius, sveiki. Kas čia jums? Žmonių baimė? Man irgi taip ant pachmeliuko būna. Man irgi taip būna. Tyliau, tik nereikia ir nevadinkit manęs direktoriumi, matai dar tie išgirs. Direktorius, mes apginsim, jeigu ką, jumis. Ir mes padėsim. Nieks čia man nieko nepadės, manęs ieško pirmoji žmona, Rimantė, dėl alimentų. Tai vat nežinau, čia padės, nepadės, va čia gal kas padės. O jau čia tai ir mes nepadėsim. Nesipykusi Rimantė tai baisiau užvelnė. Vat prisimenu per karą. Kokį karą tu patylėk bežionė su Sniečkaus veidu? Per karą Rimantės alimentų neišieškodavo. Vat būtų, pavyzdžiui, Hitlerius užtaisęs kokiai nors Rusijos Rimantei vaikiščia. Tai karas per savaitę būtų sibaigęsis jis, jeigu būtų tik tai įmanoma alimentus išieškoti. Ane, Rimantė? Tai, žinai, mano kaimynas tai per balkoną iššoko ir tai nepadėjo. Užsimušė? Ne, jį gaudė buvusi žmona, po langais stovėjo prieš tai buvusi. Tai pagavo. Nebadykite mane pirštais, kai šnekat apie trečią asmenį. Tai nepasisekė žmogui. Ei, gerai, viskas. Nebebijau aš tos Rimantės. Einam prie darbų. Kiek atsimenu, grožio fabrikui reikalingas išgama chirurginiai korekcijai atlikti. Po peilio aš negulsiu. Aš irgi. Nu, negulsi tai negulsi. Taip, Pagėgių dešrų fabrikui reikalingi kraujo donorai, kraujo plazmai. Mano reta grupė, aš ją saugau. Raritetas. Man tai neleidžia tikėjimas. O, jis galvoja, kad jo sielos dalis gali patekti dešrą. Negalėtumėt pasiūlyti ką nors egzotiškesnio, kur galėtų būti pakankamas laukas mūsų gyvsidabrio gyvumo intelektui panaudoti? Va, kaip tik jums. Įmoniai premijų medžiotojai reikalingi slapti agentai dešifruoti karatė trenerį pedofilą. Darbas nesėdimas įdomus. O tai kaip mes tą pedofilą gaudysim? Kas yra tas pedofilas? Čia piderastų mylėtojas, ar kaip? Pedofilas tai tas, kuris myli mažus vaikus. Visus pedofilus reikia kastruoti pirmą kartą. Antrą kartą jau pedofilą pagauni, jau kastruok iki bambos. Jau ir kojų pas pedofilą nelieka. Trečią kartą tik galva. Nukrypau. Tai va, jūs apsimesit jaunuoliais 16-mečiais ir eisit treniruotis karate. Ir kai jūs treneris ims tvirkinti, jūs toj pat įčiupsit ir kviesit pastiprinimą. Nu, už tai labai gerai moka, o be viso kito jūs parodys per televizorių kaip didvyrius. Kaip mes galim griebti karatistą, jeigu jisai stiprus? Taigi pastiprinimas bus. Aš va toks klausimas man pasistojo. Paklausyt norėčiau. Taip. O ten toj rūbiniai persirenginės berniukai ir mergaitės kartu? Jo. Manau, kad taip. O, tai ko jūs iš karto nesakėt? Jamam šitą darbą mes tai... O kom skiriasi piderastas nuo pedofilo? Geriau milijonas piderastų negu vienas pedofilas. O kaip jūs sakėt, kad nukastruot, tai kad nupjaut galvą, kad liktų kalbantis galva? Galva gali. Toks va, tai... Kaip kamoliukas, pedofilą mes tada. Hut pedofilas. Hut pedofilas toks. Gerai, patylėkit, jūs atsiduodat savo nesąmonę. Nemuškit manęs per skruostus. Nereikia. Moteriška. Rimantė, užeikit. Rimantė, jisai čia slapstosi. Jūsų buvęs kameris čia slapstosi.